Sveiki. Nu šiandien tokia paskutinė diena šiltesnė. Reikia bulbas pasadinti. Rytoj jau lietus, paryt vėl lietus ir nieko gero. Tai ką gero reikia bandyti sadinti, nieko čia nebelaukti. Tai va, reikia numest kauptuką šitas ir kabinti frezą. Ir vežtis kitan kaimą. Taip, ten yra bulbesadė. Bulbas čia reikia įsikrauti. Sudyga bulbas rūsijau. Su daigais tai greičiau išdygs gerai. Tai va, kuda reikia grėblį suvyrinti. Įdėjo mama grėblį, sulūžo. Saka, suremontuot reikia. Įtrūkus kniedę. Čia galima įsigręžti varžtelis įdėti arba tiesiog privyrinti ir toks grėblys tai čia. Daug gal nefilmuosiu kaip vyrinu, nes ir buvę atveju seniau su telefonu tokį katą pafilmavau ir pasidarė kamerą tokį violetinį, viską filmuoja violetinių vaizdų. Tai tikriausiai kažkokį tai davė tų ultravioletų ir sugadina. Nežinau, čia gal dabar nebesugadina jau tų kamerų, galima filmuoti, bet nu tiek to gal. Biški palankstytas. Patyręs, nes man bus kaip naujas. Panašiai, o šitas dar. Viskas. Idealus grėblys. Dažydą gal reikia. Ai, nudažam, bus gražiau. Žaliai. Nu va, viskas, gražu. Biškį kadį aptepliojau. Tokį neblogų daiktą atradau į stiklą pluoštą. Skylėm, kiaurai prarudėjai, užtepė, sušvietė ir uždažai. Tai va, tik sušveisda, graviteksą biškį užpurkšma bus gerai. Kaip tokiai mašinai, tai čia jau per gerai net jai. Įnauga bulbas maišon. Kaip reiks iškrapštyt. Nu kaip nors. Abavys užkasiu va. Iki tėmet atkasiu ir bus bulbų. Nebemaišęs A2 ar 3. Nu kažkaip. Kujus. Kaip sekas. Skrisi? Kur tu skrisi? Va.
šilta, ne? Nu, tuo atsipunksnuos, tai galėsite eit laukan. Kad ta rūnė yra gerai šalta. Kažkas klausia, kur priekabų pirkau, tai nepirkau. Aš jas pasidariau pats. Nieka čia sudėtinga, toks varėmas suvyrinau. Balansyrų tokį padariau, ten yra tepimo taškas, čia varžtas. Žaliapėvės ratukai. Įvyrinau stūpicu, ištekinta yra guoliam. Guolis iš vienos iš kitos pusės. Ant ašies sriegis, šaiba ir materka. Ir visus keturis tai. Čia vat kuzovas irgi vyrintas rėmas, tik tai šitą Neptūną paėmiau skardas. Turėjau likučius priekabos bortų, tai va čia tika ir viršai tika. Čia jau jūrinė plokštė. Taip pat ir dugnas. Čia buvo daryta keturačiai, jinai ne traktoriukui, bet keturačiai. Tai va biški malkas teka vežti, čia žvyrų, tai tokia visai nieka, bet taip nežinau, nelabai, manęs nebelabai ir naudoju. Galinis bortas dar yra. Tai va, verčiama nuo tokio mechanizmo. Tai va, toks anksčiau čia, prieš kokius 5 metus gal aš čia dariau, gal seniau. Tai va. Kartais, kai yra laika kamperį, gali pasidaryti. Biški. Nu ir čia realiai rėmas rimtesnis, nes dabar pažiūriu, kur keturačių priekabas, tai ten, vaikiškas rėmas. Čia tai jau metalas 4 mm. Čia vietam ir 5 mm yra įdėta. Kuzovas gal 3, man atrodo, ir 2 mm. Bet nėra iš tikrųjų ir sunkinai tokie. Va. Nu, atvežė kurjeris kirkri. Tai 2. Mano senas sugedo, tai dabar atsinaujinu. Nežinau, gal geras. Pigesnis toks variantas čia, bet užteks. Važiuosi bulbų sodinti? Važiuosiu. Dabar važiuojam? Tai man reikia persirengti. Negi su suknelė važiuosiu. Nu, davai. Taip neturėtų būti, liktais. Kas ši buvo dabar? Nuplyša tiltas. Na jau. Ku dabar ant greitą vyrint? Nesuvyrinti ant greitą čia. Aha, reikia ardyt. Kad nusimt ratas. Dar vienas priekį yra važiuoti. Ant tiek, kiek yra. Taip. Nu, viską būna padaryti. Gerai, kad kiemi čia įsižergė mane keli kažko. Vienkar buvo ir keli. Tai nuėmiau ratų ir parvažiavau. Tai ir taip pat dabar padarysiu. Tai va, tas traktoriukas gal 700 sveria. Tai priekabą gali tik tiek vežti. Tai medienų davežiau. Į svorę biškį. Bet va, gerai, kad kiemi įsižergė. Keli būtų kažką. Vienąkart buvo ir keli. Per šitų vietų. Nu ką, dabar reikia pilti. Pirkti ir viskas, ką čia prigalvos.
Ką žinau, šitai bandyti važiuoti. Nu, gal po biškį kaip nors. Gerai, važiuojam bulviasodės. Nu va, du vienodi. Raudoni. Kuris geriau šitas gal. Reik patraukti. Gyvas ta. Gyvas.
šičia. Svarbu pirmą vagą tiesiai padaryti. Nubyra kai kas. Netinka prikabinimus, tai va kaip pasidariau šlautą. Pas man ratai apversti traktoriui. Reikėjo perdaryti. Nu tai 8 vagetes pasodinam. Tai užteks. Daug nesodinam. Daug paris. Ploto reikia padaryti vagas. Vagatuvą nėra, tai su pulgasai tai darysim. Nu va, su pultom baigtas. Irgi baigta. Galima nukabinti. Ir kitų metų reikės reikia. Pusvalandį. Nu va, bus galima grįžti prie šitą biškį. Galvoju, gal langus reikia užtamsinti. Jėdai. Bet pradžiai nusiklausimą, tėvo Kircheris. Generatorių uždėsime, kardanų. Apiplausimą ir žiūrėsime toliau. Nu, dabar krautuvų vėl atgal. Ir tą gerą jau nebereiksime įminėti rudenio frezavimą.
galtijus pridės. Krautuvo irgi čia klausė kažkas, irgi savadarbis iš varikliam kelt. Čia ratukai buvo nupjoviau. Padariau skylės, privyrinau centrinio varžtai. Viskas. Dirba. Viskas. Viskas. Krautuvas vietai. Biški raudonų žuvyčių užsiveisė. Ir didelių ten plaukė. Patilt daug šildas. Reiktų biški išgaudyti kažkaip jas. Labai greit veisis čia karosas, tas hibridas, kur raudonė. Ir orfas yra ten dar. Nu, kuvištas. Da bijata, ne?
Nu da baigščias, da niekaip nepripranta. Tai va, ką gera šiandien tiek iš tų visokių darbų. Ką rytoj reikia sutvarkyti priekabas, įsivyrintas tiltas. Įsivyrint tiltas reikia, ne? Ar naujas dėt? Naujas 180 eurų. Nežinau. Žiūrėsim, manau, susivyrinsiu dar. Jeigu jau tiek peržiūrėt visų, tai galit pasubscribint, palaikint, komentarų parašyti. Biški video pakils aukščiau, matomesnis bus. Tokia nauda biški. Tai tiek. Tai tiek, gera, tiek šiandien.